Šiandien mūsų svečias geriausias Muay Thai treneris Marius Misiūnas. Kas jūs pakvietė į šitą stovyklą? Šitą stovyklą pakvietė Marius Mažulis, Plungės Riterio prezidentas ir vienas iš geriausių MMA vadybininkų Lietuvoje. O kaip jūs vertinat šitą stovyklą, organizavimą, dalyvius? Stovykla labai patiko, tikiuosi, kad ji bus organizuojama ir kitais metais. Dalyviai tikrai buvo profesionalūs kovotojai iš Rusijos, Latvijos, Lietuvos žvaigždės. Taip pat buvo keletas vaikinų, kurie žengia tik tai pirmosius žingsnius MMA sporte. Labai geras džiudžitsu ir MMA meistras Marcelo Giudici vedė treniruotės. Manau, kad vaikinams irgi patiko. Krūviai buvo milžiniški, maistas nuostabus, aplinka puikiai. Žodžiu, manau, kad visi patenkinti, nors buvo ir keletas traumų, didelis nuovargis, bet mūsų sporte kitaip ir nebūna. Jūs dažnai dalyvaujat tokiuose stovyklose ir kaip jūs manot, reikia įvairinti stovyklos, kviečiant užsieniečius iš Brazilijos, Amerikos, ar užtenka iš kaimininių šalių ir savo? Tenka dažnai dalyvauti įvairiuose seminaruose ir stovyklose ir turiu pastebėti, kad tik tai dalyvavimas stovyklose ir seminaruose padeda sportininkams vystytis, tobulėti ir siekti aukštesnių rezultatų. Ir manau, kad kuo daugiau bus kviečiami specialistai tiek ir iš tolimojo užsienio, tiek ir iš artimojo, tiek ir vietiniai specialistai, nuo to bus tik tai geriau visiems sportininkams ir treneriams ir aplamai MMA sportui Lietuvoje. Kadangi vienu periodu keletą metų atgal lygtai MMA Lietuvoje buvo pasiekę tokį gan neblogą lygį, gal galėčiau net pasakyti šiek tiek aukštesnį negu vidutinį, bet šiuo metu MMA kovotojų Lietuvoje tikrai nėra labai daug ir jeigu bus organizuojamas panašaus pobūdžio stovyklos, tai manau, kad bendras MMA kovotojų Lietuvoje lygis tikrai augs. Stovyklos be abejo yra labai reikalingos. Ko jūsų manymu trūksta mūsų MMA kovotojams? Mūsų MMA kovotojams, manau, trūksta tikrų MMA treniruočių, nes daugelis jų dar vis dėlto atstovauja savo mėgiamos sporto šakos, rodo lygį tos sporto šakos, kurioje jie treniruojasi. Jeigu, pavyzdžiui, jis yra Muay Thai kovotojas, tai naudoja tik Muay Thai techniką. Jeigu jis yra sambo atstovas ar dziudo ar džiudžitsu, jis naudoja tik tai. O pasaulis jau seniai nuėjęs toli ir tikri geri MMA kovotojai, jie jau yra universalai. Jau būtent jie yra MMA kovotojai. O Lietuvoje dar pažiūrėjęs kovas, tu gali pasakyti, kokios sporto šakos bazę turi šis sportininkas. Bet tikiuosi, kad greitų laikų ir Lietuvoje turi atsirasti tikri MMA kovotojai. Lygiai taip pat buvo kažkada su Muay Thai, galėčiau palyginti, nes beveik visą gyvenimą esu šioje sporto šakoje. Pradžioje į Muay Thai suėjo tie žmonės, kurie savęs neatrado karate sistemoje arba bokse. Ir boksininkai tik tai smūgiavo rankomis, karate atstovai mojavo kojomis. Bet laikui bėgant Lietuvoje atsirado tikri Muay Thai atstovai ir Muay Thai lygis automatiškai pakilo į aukštesnę pakopą. Manau, neužilgo ir MMA pasaulyje atsitiks tas pats. Aš pastebėjau, kad jūs nepraleidot treniruočių Marcelo Giudici. Kodėl jūsgi Muay Thai treneris, kodėl susidomėjot graplingu, brazilišku džiudžitsu? Todėl būtent dėl šios priežasties, kaip sakiau prieš tai, kad MMA kovose nėra ką veikti kovotojams, kurie nemoka imtyniauti ir kurie nemoka smūgiuoti. Jie turi būti universalūs, o kadangi aš esu smūgiuotojas, tai mano silpnoji pusė yra būtent graplingas, imtynės ir braziliškas džiudžitsu. Todėl tikrai buvo labai įdomu stebėti Marcelo treniruotės, pabendrauti su juo, aptarti įvairiausias technikos detalės po treniruočių. Ir manau, naudotis reikia tuo, kad
Marius Mažulis sugebėjo prisivilioti tokio lygio meistrą į Lietuvą ir yra šiek tiek keista, kad kiti Lietuvos treneriai neparodė deramo dėmesio. Manau, kad jie ir dar šiandien kvailai įsivaizduoja, kad yra didžiausi meistrai ir niekam iš nieko nereikia mokytis. Čia aš manau, kad buvo atrastas perliukas, kuris tiems žmonėms, kurie dalyvavo šioje stovykloje, tikrai duos daug naudos. Ir tuo pačiu ir man davė tikrai daug naudos ir kai kurios fizinius pratimus, kai kurios techninius niuansus, ką man pavyko įsisąmoninti ir pastebėti, tikrai naudosiu savo sportininkų treniruotėse. Kiek žinau, jūs irgi jau ne kartą kvietėte specialistus braziliško džiudžitsu. Kas tai per specialistai, gal galit papasakoti? Taip, pas mus yra buvę keletas džiudžitsų meistrų, juodi diržai. Vienas iš ryškesnių tai yra Markus Almeida Bučečia, kuris šiais metais tapo pasaulio absoliutaus svorio ir super sunkaus svorio čempionu kovose su kimono džiudžitsu. Taip pat Rodrigo Kavaka, kuris yra Čekmat akademijos atstovas, pasaulio čempionas, taip pat Brazilijos čempionas. Taipogi meistras Tarcisio Džerdim. Ir manau, dar ateityje kviesime ne vieną specialistą ir stengiamės kviesti daugiau braziliško džiudžitsu pakraipos žmonės, kadangi mums šito tikrai trūksta. Ir Lietuvoje galima suskaičiuoti ant pirštų tos trenerių, netgi vienos rankos pirštų, tuos trenerius, kurie tikrai treniruoja brazilišką džiudžitsu. Domisi dauguma, bet žinių tikrai trūksta ir manau, kiekvienas specialisto atvažiavimas iš Brazilijos, iš tos šalies, kur ta sporto šaka vystėsi, pasiekė aukščiausią lygį, tai yra tikrai svarbus rezultatas ir džiaugiamės, kad tie meistrai važiuoja pas mus, kad jiems patinka Lietuva ir manau, kol kas mums sekasi. Ar didelis susidomėjimas braziliškų džiudžitsų, graplingų iš paprastų piliečių žmonių? Kol kas dar ne, aš manau, kad Lietuvai dar galbūt anksti, nes netgi lietuvių liaudės įvairiausių posakiai, patarlė sako, daviau į galvą, gavau į galvą, duok į galvą. Toks gal mūsų mentalitetas, kad mes esam labiau linkę smūgiuoti negu imtyniauti. Tai ir tie žmonės, kurie domisi imtynėmis, pavyzdžiui, dziudo, sambo, ar graikų romėnų, ar laisvosiomis imtynėmis, jie būna prisirišę tik prie savo sistemos ir nebando mokytis iš kitų. Bet tie, kas pabando, jie tikrai supranta, kad braziliškas džiudžitsu tai yra visų imtynių viršūnė. Ir manau, tai yra neteisinga nesidomėti nieko kitų, tik tai eiti siaurų takeliu, kas liečia tavo mėgiamą sporto šaką. Jo paprasti piliečiai, jie nori nokautų, jie nori efektingų smūgių kojomis, rankomis. Ir jie dažniausiai nesupranta, jeigu du kovotojai pargriūna ant žemės ir ką jie ten daro, voliojasi ir daugiau nieko. O iš tikrųjų tai yra labai sunkus darbas, labai ilgai reikia studijuoti, mokytis ir tai nėra lengva. Kol kas mūsų žiūrovams, eiliniams piliečiams tai, manau, šiandien dienai nėra įdomu. Bet tai neįdomu ne todėl, kad nesižiūri, bet todėl, kad jie neturi dar pakankamai informacijos, ant kiek tai yra aukštasis pilotažas. Šioje stovykloje jūs galėtumėt kokį išskirti vieną kitą kovotoją, kurie labiausiai išsiskyrė iš visų? Aišku, be konkurencijos tai yra Sergejus Greičicho. Netgi Brazilijos treneris Marcelo pastebėjo šitą žmogų ir keletą treniruočių darė kartu su juo, kaip jisai išsireiškė, kad mes pasikeitėm informaciją. Jam Sergejus kažką tai davė, jis Sergejui davė. Manau, kad Sergejus Greičicho šiandien dieną yra numeris 1 Lietuvoje, be jokių kalbų, be jokios konkurencijos. Jį išskirčiau labiausiai. O kodėl jūsų manimu neatvyko tokie kovotojai, kaip Egidijus Valavičius, Valdas Pacevičius? Egidijus Valavičius šiuo metu gyvena Amerikoje, ne per seniausiai jis turėjo kovą. Manau, jis neatvyko dėl šios priežasties, o Valdas Pacevičius galbūt labai didis meistras.
Nu, gal mes tik to nežinom. Nu, gal žmogus turėjo kažkokių tai asmeninių problemų. Negaliu atsakyti, kodėl neatvyko, nes Gerai. O kaip Jūs manot, kitais metais dalyvių bus daugiau ar tiek pat? manau, kad tikrai dalyvių bus daugiau ir šiek tiek gailiuosi ir esu gal net piktas, kad Titano sportininkai labai negausiai dalyvavo šioje stovykloje, bet manau, sekantį kartą, kai grįšiu į savo klubą, papasakosiu, kas čia buvo, kaip čia buvo, kai jie pamatys informaciją internete, manau, kad tikrai mano klubo sportininkai susidomės šią stovyklą ir vieni per kitus, žinot, kai sako, geriausia reklama iš lūpų į ausį. Ir manau, kad sekantį kartą žmonės tikrai turėtų daugiau atvažiuoti į šią stovyklą ir tikrai visus kviečiu ir tai yra labai naudinga ir stovykla 100% yra reikalinga visiems, kas domisi MMA. Tai reiškia, kad kitais metais jau iš tikrųjų bus daugiau dalyvių ir ypač iš Titanų. Kągi, ačiū Jums už atsakytus klausimus. Ačiū labai Jums.